Jo žaizdomis mes esame išgydyti. Jo žaizdomis mes esame išgydyti. Tiesiog šiandien apie Kristaus kraują, kurio išsiliejimo pradžia buvo Getsemanės sode. Mes šiandien tęsime ir žiūrėsim, kur Kristus dar kentėjo. Ir šiandien tokia labai stipri vieta. Apie ją šiandien noriu pašnekėti ir aš prašau Dievo, kad padėtų. Toksai rusų rašytojas Dostojevskis pasakoja apie tokią moterį, kuri pateko į pragarą ir jinai labai stipriai meldės, prašė Dievo tame pragare, kad Dievas ją išgelbėtų. Dievo pagailo jos, čia Dostojevskis pasakoja šitą istoriją. Jisai paklausė viešpaties, sako, ką tu gero savo gyvenime esi padaręs, pasakyk man nors vieną gerą darbą. Ir ta moteris sako, galvoja ilgai ir sako, aš, kai kaimynas pas mane atėjo ir jis neturėjo valgyti, daviau jam svogūnų laiškų. Ir tada Dievas padarė didžiulį svogūno laišką, įkišo jį į pragarą ir sako, laikykis už šito laiško. Svogūno laišką, aš tave ištemsiu iš pragarą. Ir jinai laikosi ir Dievas traukia į lauką. Tai pamatęs, jie buvusieji irgi griebėsi už svogūno ir tas procesas labai stipriai sulėtėjo. Tada ta moteris pamatė, kad ir kiti laikosi už to svogūno. Jie pradėjo spardytis ir kratytis. Ir nuo tos įtampos tas svogūnas plyšo, nors būtų galėję visi įsigelbėti. Ir vėl visi nugarmėjo į pragarą. Aš tikiuosi, visi suprantam, kad šita istorija nėra tikra, nes taip nebūna. Tarp pragaro ir dangaus karalystės yra bedugnė. Ir nėra jokio tilto, ir jokie svogūnų laiškai negali padėti, jeigu tu patenki į pragarą. Joks geras darbas žmogaus neišgelbėjo. Nors dar gali dar šiandien gali išgirsti žmonės, kaip jie šiandien giriasi vienas prieš kitą, kaip jie ką gero padaro. Štai girdi, kaip žmogus sako sekmadienį, va, aš įmečiau šitiek mėtų į aukojimo krepšelį. Kitas sako, aš kiek būtų įmečiau dvigubai daugiau, negu tu mėtų įmetei. O trečias sako, aš visai nieko ten nemečiau, nes mes laukiam tinkamo pastoriaus. Ir dėl to aš nieko nežadu aukoti. Ir šiandien dar labai dažnai gali girdėti, kaip žmonės vienas su kitu skaičiuoja savo gerus darbus ir giriasi, kaip jie ką yra gero nuveikę. Ir mes girdim, kaip netgi tokie žmonės giriasi prieš Dievą ir jie sako, mes tavo vardu darėm tiek daug darbų. O jisai juos taip atmeta ir sako, eikit šalin nuo manęs, kaip tą darei, nes aš jūsų netgi nepažįstu. Ir nesvarbu, kad tu darei tuos darbus jo vardu. Laiške Efeziečiams mes skaitom vėl ir mokomės iš tų eilučių. Laiške Efeziečiams antram skyriui parašyta, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Šiandien kiti klaidingai nusivylė galvodami, kad jų bažnyčia kur kas mažesnė nei Hillsongų. Jie galvoja, kad neturi tokio šlovinimo komandos kaip Bethel Music. Jie neturi tokių vyrų ir žmonų mokytojo kaip Mark Bungo, per jokus į geresnę santuoką. Jie neturi tokios paštalų mokymo programos kaip Francis Chan yra parašęs. Mielieji, padarykime bandymą. Įkvėpkim kartu su manim. Įkvėpkim visi. O dabar iškvėpkim. Teologiškai šnekant, mes tai padarėm dėl to, kad Dievas mums leido. Jis parašyta, kad Dievas palaiko mūsų gyvybę. Viskas juo laikosi. Jeigu jis nelaikytų, viskas kristų. Jeigu jis nustotų laikęs, mes nustotumėm kvėpavę. Jeigu jis neleistų, mes negalėtumėm kvėpuoti. Aš noriu užduoti klausimą. Jeigu mes
net patys nemokam kvėpuoti, tai ką jau kalbėti apie bažnyčios statymą. Visame kame mūsų pasitikėjimas turi būti Dievu. Visame kame. Nuo ryto iki vakaro mes esam tik dėl to, kad Dievas mums leidžia. Mes gimėm dėl to, kad Dievas mums leido. Mes esam čia šį vakarą, nes Dievas mūsų rinko. O galėjo būti visai kitaip. O aš galėjau galbūt važiuoti pro Veitruzą ir išpulti kokią fūrą ir pakliūti po tą fūrą. Aš tikiu, kad šėtonas mūsų taip stipriai nekenčia, kad jisai trokšta visus pražudyti vienu metu. Ir aš taip pat galvoju, kad Dievas toks maloningas mus gelbsti kiekvieną sekundę. Ir jo šlovinga, jo galinga ranka laiko visą tą didžiulį, tą tsunamį, kuris tuoj pat mus prarytų, jeigu jisai tą ranką patrauktų. Ir mes esame iš malonės. Šlovinkim Dievą, kad jis mums davė pakankamai išminties, kad į jo kvėpimo pradėti lietuvių bažnyčią Peterboro mieste mes atsakėme teigiamai ir jo malonės dėka. Mes vis dar esame ir augame ir stiprėjame ir įgauname daugiau ir daugiau išminties. Tik per jo malonę. Tik per jo malonę ir tik per jo norą mes esam čia. Juk ne vienas negalim padaryti plauko juodo ar balto. Šiandien galim nusidažyti, bet tai nebus originalu. Ne vienas iš mūsų negalim bent per sprindį pridėti savo ūgio. Ne vienas. Kažin ar gali žmogus tiesiog iš noro paimti ir sugalvoti, o dabar aš paaugsiu per 20 cm ir paaugai. Nėra ne vieno tokio žmogus. Mes senėjimo proceso nekontroliuojam ir mirtis laukia kiekvieno. Tik skirtingai. Tačiau vienas žmogus ir gimė, žmogus iš didžiosios Ž, ir gimė ir mirė savo norą. Įsivaizduojat, buvo toksai žmogus iš didžiosios Ž, kuris pats nusprendė gimti. Ne vienas iš mūsų patys nenusprendėm gimti. Nepasakėm mamai, dabar pagimdyk mane ir pabandyk mane Justu. Ne vienas iš mūsų to nepadarėm, bet vienas žmogus tai padarė. Mes, aišku, kontroliuojame ir galim atimti savo gyvybę. Tai būtų didžiulė klaida, bet patys gimti niekada nesugalvotume. Tas žmogus iš didžiosios Ž, jo tokio kito nėra. To žmogaus vardas yra Adonai. To žmogaus vardas yra Jahve Rafa. To žmogaus vardas yra Hakadosh, šventas. Tokio kokio nėra. Tokio žmogaus vardas yra aš esu, kas esu. Jis pradžioje buvo žodis ir jis buvo pas Dievą, tas žodis buvo Dievas ir tas žodis tapo kūnu. Šiandien skaito Roberta. Laiške Hebrajams 11 skyriui 3 eilutėje parašyta, tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regima. Viskas buvo sutverta žodžiu. Laiške Kolosiečiams 1 skyriui 15-20 eilutė sako, jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima. Ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sutverta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Ir jis yra kūno bažnyčios galva. Jis pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame kame turėtų pirmenybę, nes tėvui patiko jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visą sutaikinti su savimi, darant jo kryžiaus krauju taiką. Per jį sutaikinti visą, kas yra žemėje ir danguje. Svagūno laiškai, Mėtos, Rūtos ir kiti geri darbai mūsų niekada nesutaikins su Dievu tėvu. Tik per Jėzų, per jo kraujo auką. Jis yra tobulas sutaikintojas, jis yra tobulas gydytojas, jis yra tobulas kūrėjas, jis yra gerasis ganytojas, jis yra tobulas mokytojas, jis mūsų aprūpintojas ir mes esame, nes jis yra tobulas. Jo auka yra tobula.
Jo kraujas tobulai apvalo, tobulai išgydo, tobulai apsaugo, tobulai sutaikina ir tobulai užtaria. Ir tai yra nuostabi naujiena. Tai yra nuostabi naujiena. Kad jisai padarė tą žingsnį, įsivaizduokit, vyksta šaškių žaidimas. Ir ten yra ėjimas po ėjimo. Teisingai, žiūrėkit, dabar aš dedu ėjimą ir dabar jūs darote ėjimą. Padarėte ėjimą. Tada aš darau ėjimą, tada vėl jūs darote ėjimą. O aš galiu daryti 2 ėjimus. O, pavyzdžiui, kad greičiau damkę gauti. Ne, tai ne pagal taisyklės. Ir Dievas lygiai taip pat padarė. Jis padarė ėjimą ir laukė ėjimo iš mūsų. Jis padaro ėjimą ir laukia ėjimo iš mūsų. Jis paaukoja savo sūnų ir laukia ėjimo iš mūsų. Per tikėjimą į jį, per atgailą mes gaunam išgelbėjimą. Ir tai yra mūsų ėjimas. Ir tai yra nuostabi naujiena, nes jis padarė kur kas daugiau, negu mes galim padaryti. Ir tai yra geroji naujiena. Ir skambės šiandien ta geroji naujiena galbūt klaikiai, bet tai vis tiek yra geroji naujiena. Paruoškit savo ausis, paruoškit savo širdį. Tegul šventoji dvasia dabar jau pradeda daryti darbą mūsų širdyse. Nes ateinantys žodžiai, sekantys žodžiai bus gana žiaurus. Bet tai vis tiek yra geroji naujiena. Tavo buvo toks ėjimas. Sode mes suklupome Dievo valią ir įvykdėm savo. Sode pirmiausia buvo išlietas Kristaus tobulas kraujas, kuris šiandien įgalina mus įvykdyti Dievo valią, o ne savo. Mes vėl kalbam apie kraują, kas pasaulyje kelia didžiulį papiktinimą. Tačiau jo kraujas buvo pralietas dar 6 vietose. Ir šiandien noriu, kad išgirstume ir pasinaudotume jo žodžiu. Jis bus jėga. Evangelijoje pagal Joną 19 skyriui 1 eilutė parašyta, tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Taip pat Evangelijoje pagal Luką 23 skyriui 14-16 eilutės. Aš perskaitysiu kur kas daugiau, dėl to, kad tos jau vienos eilutės neužtenka ir man tos 2 eilutės, jos sukelia tokią audrą viduje ir aš galvoju, kiek šiandien yra neteisingo teisimo, kiek šiandien yra neteisingo teismo tarp žmonių. O jeigu prisimint Kristaus teismą, kaip Kristų teisė? Žmogų iš didžiosios Ž, kuris nepadarė nieko blogo, o tik gerą. Gydė, prikėlė iš numirusių, gydė luošius. Žmonės atgaudavo klausą, atgaudavo regą. Ir toks žmogus stovi teisme, prašyta. Pasakė jiems, jūs atvedėte man šitą žmogų, čia Pilotas, kaltindami jį tautos kurstymu. Bet aš, jį paklausęs, jūsų akivaizdoje neradau nė vienos jam primestos kaltės. Taip pat ir Erodas, nes aš buvau nusiuntęs jūs pas jį. Taigi jis nėra padaręs nieko, kas būtų verta mirties, bausmės. Čia kalba teisėjas. Aš tad jį nuplakdinsiu ir paleisiu. Už ką? Jis pats tik ką pasakė, kad jis nieko blogo nepadarė. Kam jį plakdinti? Jis nieko blogo nepadarė. Jis nekurstė tautos. Nuplakdinimas yra baisi kančia, baisi kankinė. Jis sako, nuplakdinsiu ir tada paleisiu. Tam buvo naudojamas rimbas. Romėnų rimbas skiriasi nuo hebrajų rimbo. Pakartotinam įstatymui yra parašyta 25 skyriuje 2-3 eilutė. Čia kalba apie įstatymą duotą hebrajams, izraelitams. Jei nusikaltėlis nubaustas plakimu, teisėjas įsakys gulti ir jis bus nuplakdintas jo akivaizdoje. Kirčių skaičius bus pagal nusikaltimą, bet neviršys 40 kirčių, kad tavo brolis nebūtų žiauriai sužalotas tavo akise. Dėl to tada jie pradėjo suduoti 39 kirčius. Ne 40, bet 39. Ir mes skaitom Paulius antram laiške Korintiečiam 11 skyriui sako, mane 5 kartus taip nuplakdino.
po 40 kirčių minus 1, jeigu neklystu, ten taip parašyta. Kad nebūtų jis žiauriai sužalotas. Bet hebrajų rimbas buvo visai kitoks nei romėnų rimbas. Hebrajų rimbas turėjo vieną odinę atplaišą. Kiti jų rimbai būdavo tiesiog lazda. Romėnų rimbas buvo žiaurus. Jis turėjo 12 tų odinių atplaišų. Yra labai klaidinga manyti, kad romėnai naudojasi šiuo įstatymu. Romėnai tikrai neskaitė pakartotino įstatymą, galvoja, mes jį nuplakdinsim taip, kaip hebrajai nuplakdintų. Plakimai buvo kur kas žiauresni nei pagal Dievo įstatymą. Plakimo įrankis susidarė iš rankenos su 12 atsikišusių odinių juostelių, kurių galai buvo surišti aštriais metalo arba kaulo gabalais, kad būtų daug skausmingiau ir efektyviau. Žmogus buvo pririšamas prie stulpo, kirčiai buvo suduodami į nuogą nugarą, šlaunis, į veidą ir pilvą. Kūnas būdavo sužeidžiamas keliose vietose vienu kirčiu. Bausmė buvo tokia bjauri, šlykšti, baisi, kad žmogus labai dažnai nualpdavo arba net mirdavo nukraujavęs. Ši bausmė buvo tam, kad išgauti paslaptis ar išpažinti, bet kai jie norėjo išgauti iš nekaltojo, kuris buvo be nuodėmės ir kliaudos. Ką norėjo išgauti iš Kristaus. Ir jam buvo suduoti 39 kirčiai, tai žaizdų turėjo būti bent jau 468. Izaijo pranašystė 52 skyriui 14 eilutė. Ir čia kalba apie mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Parašyta šitaip, kaip daugelis baisėjosi tavimi. Taip, jo veidas buvo nežmoniškai sudarkytas, jis buvo nebepanašus į žmogų. Jėzus buvo taip nubrozdintas, sumuštas, sudarkytas, subjaurotas, nuplaktas, sužalotas, sužeistas, apspjaudytas, kad jo išorė buvo neįmanoma pažvelgti. Jis kentėjo tiek daug, kad net baisiausi, šlykščiausi, pikčiausi plėšikai, nusikaltėliai ir žudikai slėpė nuo jo savo veidus, traukė pečiais ir patyrė baisų šoką vien tik žiūrėdami į jo veidą. Angliškai sako, kad jo kūnas pasikeitė, jis nebeturėjo žmogaus išvaizdos. Ir tai jis padarė dėl mūsų. Kad mums šito patirti nereiktų. Esu kažkur skaitęs, kad yra įmanoma, jog yra 39 pagrindinės kūno ligos pasaulyje. Tos pačios šakninės kūniškos ligos. Ir tai yra daktarų įrodyta, jeigu nori, gali paguglinti, yra lygiai 39 tos tokios ligos, nuo kurių šiandieninis kūnas kenčia. Tikrai nesvarbu. Ir kiek kirčių buvo į Kristų suduota ir kiek žaizdų ant jo kūno paliko. Izaijo pranašystė 53 skyriui 5 eilutė sako, jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo. Šiandien mes esam ramūs tik dėl to, kad jisai tai išgyveno. Ir tai yra gera naujiena. Pabandykim šiandien įsivaizduoti, kaip amerikietiška motina ir tų laikų žmogus žvelgtų į tokį subjaurotą veidą ir kažkas tam žmogui pasakytų, kad tai yra geroji naujiena. Tai yra gerai, kad jisai tai padarė. Tai gerai, kad jisai kabo ant kryžiaus. Tai yra gerai, tai yra nuostabi naujiena, pati geriausia naujiena, kokios pasaulis nėra girdėjęs iki to laiko. Ir šiandien dar daug kas nežino apie šitą gerąją naujieną. Bet tai yra taip paradoksalu. Ir čia mes to negalim suprasti. Ir kai šiandien kai vakar aš tyriau, ką reiškia tokia kančia, aš negalėjau nusidėti ramiai ir galvoti, kad ten aš turėjau būti, ten neturėjau būti jisai. Nes net pats pilotas sako, kad jame nebuvo jokios kaltės. Bet izraelitai išsirinko Barabą. Kad nukryžiuot Kristų, kad nuplakdint Kristų, jie išsirinko vagį ir plėšiką.
Šiandien yra viskas taip sumaišyta, taip sumaitota, taip nelogiška, taip nedieviška, taip tamsu, kad mes blogį paverčiam gėrį, o gėrį paverčiam didžiausiu blogiu. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo ir jo žaizdomis mes esame išgydyti. Jo žaizdomis mes esame išgydyti. Tuo plakimu mes esame išgydyti. Tom žaizdom, kuris kraujavo prie to stulpo, surištas, vargšas, vienas paliktas, ne vieno apaštalo aplinkui nėra, tomis žaizdomis šiandieną mes esame išgydyti. Ir šiandien daug kas sako, tai kalba apie dvasinės žaizdas. Tai kalba apie dvasinės žaizdas, tai kalba apie dvasinės lygas. Taip, nes tas žodis Rafa yra daugiau naudojamas dvasiniam lygom apibūdinti Senajam testamente. Taip yra Jeremijo pranašystė, taip yra Izaijo pranašystė 53 skyriui 5 eilutė, nes ten tas pats žodis vartotas Rafa. 103 psalmė yra parašyta, jis atleidžia visas tavo kaltes ir išgydo visas tavo ligas. Visas reiškia visas iki vieno. Visas reiškia visas iki vieno. Tai reiškia išgydo visas ligas. Ir kūniškas, ir dvasinės. Jeigu pasaulyje šiandien yra 39 kūniškos pagrindinės lygos, tai 468 žaizdos jas 10 kartų daugiau išgydo. Nes jo kraujas yra antiek galingas, kad gali išgydyti kiekvieną lygą. Kiekvieną dvasinę kūnišką lygą, jas abi iš karto. Nes jo kraujas yra toks galingas. Mums svarbiausia, kad mes esame išgydyti nuo nuodėmės. Mums svarbiausia, kad mes esame išgydyti nuo šito prakeikimo, nuo šito nepaklusnumo. Kaip jau sakiau, pirma, jo kraujas įsiliejo Getsemanės sode, kur mes nusprendėme Edeno sode vykdyti savo valią, o ne Dievo valią. Tenai jis išliejo kraują, kad mus įgalintų vykdyti Dievo valią ir pasipriešinti savai valiai, nes kiek mes valios turim vykdyti savo valią. Bet šiandieną mums yra duota jėga dėl jo kraujo mums nuspręsti ir daryti jo valią. Ir taip pat jo kraujas nuplauna visas kaltes, visas ligas, dvasinės ir kūniškas. Šiandien jūs užduosi klausimą, kodėl ne visi pasveiksta. Kūniškai gal ir ne visi pasveiksta, bet dvasiškai per tikėjimą pasveiksta kiekvienas. Kiekvienas, kas tiki jo auka, kiekvienas, kas tiki į viengimį Dievo sūnų, išsigelbės. Taip rašo Biblija, taip rašo raštas. Ir jisai neklysta. Kodėl šiandien ne visi išgyvena, kodėl šiandien ne visi pasveiksta kūniškai, aš nežinau. Bet žinau, kad Dievas nedaro klaidų. Žinau, kad Dievas nedaro klaidų, jis niekada neklysta. Visame kame yra priežastis. Svarbiausia, brolis, sesė, būk išgydytas nuo nuodėmės. Būk išgydytas nuo šito prakeikimo, kas yra daug baisiau nei bet kokios ligos kartu sudėjus kūne. Pačią šaknį. Ir iš tikrųjų, kaip Izaijo pranašystėje yra parašyta, jis sužeistas už mūsų kaltes, sumuštas už mūsų nuodėmes, bausmė krito ant mūsų ramybės ir tik tada mes esame išgydyti jo žaizdomis. Svarbiausia ir yra, kad mes esame išgydyti nuo savo kalčių, nuo savo blogų sprendimų. Tai yra kur kas svarbiau. Ir šiandien aš nekiek nebijau sakyti, jeigu aš ir turėčiau kraujo vėžį, niekada nuo jo nepasveikčiau, aš būčiau laimingiausias pasaulyje žmogus dėl to, kad mane Kristus išgelbėjo. Dėl to, kad jo kraujo jėgos pakako nuplaut mano širdžiai ir mano sąžiniai. Ir taip turėtumėm sakyti kiekvienas. Ir nesiskus, kai kosėjom, ir nesiskus, kai turim temperatūros 38,5. Nes mes išgelbėti, nes mūsų kaltė nuplauta, mūsų dvasinė liga nuplauta, viskas, mes esame išgelbėti ir tai yra geroji naujiena. Bet kaip žiauriai ir kiek daug
mūsų laisvė, mūsų ramybė, mūsų kaltė ir mūsų sveikata kainavo nekaltam. Visiškai nekaltam. Šiandien daug kas supykstam, net krikščionis supyksta, kaip tu drįsti kalbėti apie šitokias šlykštynės. Aš noriu parodyti, noriu kiekvienam parodyti ir tie, kas klausos, kad tiek kainavo mūsų kaltė, tiek kainavo mūsų nepaklusnumas, tiek kainavo mūsų nuodėmė ir tiek tebe kainuotų, jeigu Kristus nebūtų atėjęs. Viena nuodėmė šitiek kainavo tam, kuris nepadarė nieko blogo. Ant kiek yra žiauru ir tuo pat metu nuostabu. Ir aš pasitikiu Dievu. Aš pasitikiu Dievu. Aš pasitikiu Juo. Ir aš žinau, kad Kristus gydo, ne tik dvasinis. Nesvarbu. Nesvarbu, ką žmonės mano. Nesvarbu, kaip žmonės interpretuoja Jo žodį. Aš žinau, kad Jo kraujas turi jėgą išgydyti visas ligas. Bet kokias ligas. Bet ką. Jo kraujas turi tokią jėgą. Jo kūnas nešia viską. Tai aš kalbu apie nuodėmę, tik nuodėmę, o liga yra tik tai viena plaišėlė nuodėmės. Tik maža dalelė nepaklusnumo mūsų. Ta liga, kuri ateina dėl nuodėmės. Pasaulyje vyksta baisius dalykai, baisius stichinės nelaimės ir taip toliau, ir žmonės kaltina Dievą. O Biblija sako, kad pasaulyje yra tokia sumaištis tik dėl nuodėmės. Pasaulis yra pavergėjo valdžioj. Romiečiams 7 ir 8 skyrius visą tai labai puikiai nuostabiai nupasakoja. Kad visą tai, ką mes matom pasaulyje, yra tik dėl pavergėjo galios. Bet taip pat Romiečiam 8 yra parašyta, kad pasaulis didžiausių, visa kūrinė su didžiausių ilgesių laukia, kada bus atgimdyti Dievo sūnus. Aš dar turėsiu drąsos pridėti ir dukteris. Mes, tie, kas esame nuplauti Jo kraujo, tos aukos, mes turim Jo vardą, mes nešiojame ant kaktos Jo vardą. Mes esam Jo, mes esam dukteris ir sūnus Jo. Ir mes esam čia dėl Jo nutarties, dėl Jo sumanimo, dėl Jo kraujo mes esam čia ir mes galim daug, nes, kaip sakiau, Kristaus kraujas yra ginklas, mūsų liudijimo žodis yra ginklas. Jis tuo krauju užtvirtins mūsų žodį. Ir mes matysim jėgą. Aš noriu paskatinti kiekvieną iš jūsų eit ir skelbti savo liudijimą. Tokį, kokį turit. Nei daugiau, nei mažiau. Ir žinokit, kad turit nuostabų liudijimą, nes va buvot mirę ir štai dabar gyvenat. Nes va buvot mirę savo nuodėmėse ir dvasinėse ligose. Buvot didžiausiai sumaišti ir dumblę. O šiandieną jūs kvėpuojat ir esat gyvi. Tik dėl Jo kraujo. Ir tokio liudijimo užtenka. Ir išsižioję žiūrėsim, kaip Dievas užtvirtina tai savo stebuklais. Kaip Dievas gydys fizinės ligas žmonėms. Ar mes to tikim? Ar mes to tikim? Mano Dieve, mums tikrai reikia pabudimo. Nes jeigu mes šiandien galim ramiai klausyti šitų žodžių, kažkas yra negerai mūsų širdyse, o Viešpatie mums reikia dabar, kad Tu pažadintum mus. Pažadink mus, Viešpatie. Mes pasidarėm nejautrus Tavo žodžiai. Įkvėpki mus gyvybę, Viešpatie. Savo gyvybę, Dieve. Duok mums uolumo. Uolumo, Viešpatie. Duok mums uolumo melstis. Duok mums uolumo, Viešpatie. Skelbk Tavo žodį. Nes Tavo apaštalai tai darė kasdien. Duok mums išminties,
kad mes suvoktumėm, kad tai, ką mes dabar aplinkui matom, nėra bažnyčia, bet mes esam bažnyčia Viešpatie. Ir kad bažnyčios darbas yra nuo pirmadienio iki sekmadienio, Dieve, o ne tik tais, kas antrą dieną arba iš viso tik vieną dieną per savaitę. Tu kentėjai, Dieve, kad šiandien mes turėtumėm gyvenimo ir jo turėtumėm apščiai. Ir Biblija yra gyvenimo knyga, bet ją reikia gyventi, kad jinai būtų gyvenimo knyga Viešpatie. Ir vykdyti tavo įsakymus yra gyvenimas Viešpatie. O dėl to, ką Kristus padarė dėl mūsų, mes esam čia ir esam laisvi Dieve. Ir nesvarbu, kokios kūniškos lygos mus kamuoja, gal nugaros skausmai, gal ir šiaip kokios nepagydomos lygos, gal mus gąsdina mūsų aplinkinių lygos Viešpatie. Padaryk, Dieve, taip, kad mes nebijotumėm ir kad mes eitumėm ir dėtumėm rankas ant ligonių ir matysim stebuklus, matysim tavo jėgą, Viešpatie. Matysim tavo jėgą, Dieve. Ir turim tai savo kartuoti. Matysim jo jėgą. Jis tai darė kasdieną apaštalų darbuose. Jis tai darė kasdieną apaštalų darbuose. Jie buvo kitokie nei mes. Mes turim tapti tokie kaip jie. Tai nėra geri darbai. Tai nėra Rūtos mėtos ir svogūnų laiškai, tai yra kur kas daugiau. Skleis gyvenimą yra kur kas daugiau. Tai nėra geri darbai, tai yra misija, tai yra gyvenimas. Dieve, neleisk mum apvogti kitų. Neleisk mum apvogti aplinkinių nuo šito gyvenimo, kurį mes turime. Ir tegul tavo kraujo apsauga mus saugo, Dieve, kai mes tai darysim. O tu užtvirtinsi tai savo jėgą. Mes meldžiam Jėzaus Kristaus vardu.